Sveiki, tai su jumis vėl sveikinuosi aš Vilma. Ir aš Andrius, iš Akademijos Dominor. Kaip malonu, kolega, iš karto pristatei įmonę, save. Tai apie ką mes šiandien kalbėsim? O mes šiandien kalbėsim apie strateginių sesijų metodų, įrankių, technikų pasirinkimus. Jų yra be galo daug, įrankių iš tiesų ne vienas ir ne du. Ir aš pasakysiu labai paprastai. Man šita tema taip pat yra pakankamai sunki, nes pačių tų instrumentų, jeigu mes taip, sakykime, įvardintume pačius metodus, technikas, jų yra iš tikrųjų daug. Ir jais visais reikia mokėti naudotis. Tai mano pirmas klausimas, tai kokie apskritai yra naudojami metodai strateginių sesijų metu ir ką svarbu žinoti apie juos? Gerai, pradėkim nuo to, ką svarbu žinoti. Tik dar prieš tai noriu sutarti su tavim vieną labai svarbų dalyką mūsų pokalbyje. Mūsų pokalbis gaunasi labai techniškas. Taip. Ir matyt, kad būtų teisinga, kad toks pokalbis ir būtų, dėl to, kad ir kalbam apie technikas, metodus, ar tai pakankamai techniški dalykai. Tai norisi pakalbėti ir apie procesą, ir apie instrumentus, kad tas mūsų klausytojai būtų naudinga. Tai dabar, atsakant į tavo klausimą, pirmiausiai, ką svarbu žinoti. Aš pradėčiau net ne nuo metodikų arba technikų, pirmiausiai dar, o nuo strateginės sesijos uždavinių ir proceso. Mes kalbėjom praeitose laidose, kad mes prieinam protingai prie tikslų formavimo. Ir tai yra nuoseklus procesas. Ir tas procesas uždiktuoja sąlygas metodams. Kitaip tariant, kiekviename etape yra visa eilė metodų, technikų, kurias mes galim naudoti tam, kad prieiti prie tų protingų tikslų formavimo. Tai dabar, pirmas dalykas, jeigu kalbėt apie jau strateginės sesijos eigą, procesą arba uždavinius, kuriuos mes siekiam įgyvendinti, pirmas uždavinys yra išsikelti organizacijos tikslus. Arba nustatyti akcininko, savininko lūkestį. Toks etapas yra. Jo, bet čia mes jau kalbam apie tai, kai mes jau tą turim. Teisingai? Ir taip ir ne. Galime turėti akcininko lūkestį iš praeitos sesijos, praeitų metų arba praeitos strategijos, bet naujai nustatinėdami strategiją mes vis vieną nustatom ir naują akcininko lūkestį. Keliam tikslus pačiai organizacijai. Ir čia yra visai eilė metodų ir technikų, kaip tą padaryti. Tada turim įvertinti esamą organizacijos situaciją, tai organizacijos vidus. Ir lygiai taip pat organizacijos išorė. Mes tą taip pat aptarinėjom praeitose mūsų pokalbiuose. Ir čia taip pat visa eilė metodų, kurios mes naudojam. Tada turim išsikelti arba sugalvoti, sustrateguoti, išgryninti tas strateginės kryptis, kuriomis eisim per ateinantį laikotarpį metų, 3 metų, 5 metų. Ir šitoje vietoje vėl visa eilė metodų. Tada turim suderinti tas strategijas, jas priderinti prie organizacijos vidaus veiksnių, prie išorės veiksnių, kad viskas būtų, kaip kartais juokauju, suverta ant vieno iešmo. Ir nebūtų kažkokių tai tokių paliktų neapgalvotų dalykų. Tai šitoje vietoje vėl atskiri metodai. Turime išsikelti tikslus, strateginius tikslus, jau toms kryptims, iniciatyvas, tai gali būti kažkokie tai pokyčių projektai. Ir čia vėl atskira eilė metodų. Ir paskutinis dalykas, turim nusistatyti veiksmų planus, kur taip, techniškai pakankamai paprasta, tai yra veiksmai, tai yra terminai, tai yra atsakomybės, projekto komandos, projekto šeimininkai ir panašiai. Ir nustatyti kontrolės mechanizmą. Tai kaip kontroliuosim tą įvykdymą, reiškia, strategijos, kaip matuosim, ar mes judam, reiškia, tos norimos strateginės krypties link ar ne, ar užtrukam kažkurioje vietoje ir kaip, pamatuosim, kaip mes tą suprasim. Tai, sakyčiau, taip apibendrinant, pirmiausia, nuo ko pradėčiau ir ką labai svarbu žinoti, tai svarbu žinoti patį procesą, nes jisai išfiltruoja, kokie kiekvienam etape instrumentai mums reikalingi ir kokius apskritai mes galim pasirinkti. Tai taip sakyčiau. Tvarkoj.
Tai o kokie dažniausiai? Yra tokie, kurie dažniausiai naudojami, sakykime, ar nuo to niekas nepriklauso ir čia visą laiką renkasi kažkas kiekvienam atvejui, ką nori, kaip nori? Na ne ką nori, ne kaip nori. Na, taip, sutikim, kad ką nori, kaip nori, to kažkiek žinoma yra, nes mes taikomės prie auditorijos, taikomės prie organizacijos ir parenkam būtent tuos instrumentus, kurie, labiausiai tinka galbūt tai situacijai. Bet, atsakant į klausimą, norėčiau gal paminėti tuos instrumentus, apie kuriuos mes tiesiog privalom žinoti, o tada yra visa kita. Ir juos vietoj jų toje situacijoje, kas geriau, galima naudoti ir kitus instrumentus. Tai šitoj vietoj pirmas dalykas, kurį privalau paminėti, tai karalius SWOTas arba karalius SSGG analizė, karalienė, būtų šitoj vietoj. Tai ir iš tikrųjų tai yra karalius arba karalienė ir aš sakyčiau, kad, pastebiu, kad kartais yra nepelnytai nuvertinama SSGG analizė, nors mano praktikoje tai yra pats pagrindas strategavimo arba tos strateginės sesijos siekiu išsiaiškinti, kas yra organizacijos viduje, kokias turim stiprybės, kokias turim silpnybės, kokias turim išorės galimybės ir grėsmės kaip išorės veiksnius. Ir gerą SWOTą pasidaryti išties yra netaip jau paprasta. Detalumų ribų nėra. Mes galime išdiskutuoti, argumentuoti, grįsti duomenimis, ieškoti, pagrįsti kažkokie tyrimų medžiagą. Žodžiu, detalumų išties nėra ribų. Kitas dalykas, dirbant su SWOTu, kartais aš pastebiu, kad mes tiesiog imam matricą ir taip tiesiog, bet kaip įrašom tenais įrašus. Tai rekomenduočiau ir klasikinis vadovėlis, ką mums rekomenduoja, tai netiesioginį darbą su SWOTu, bet darbą su IFE ir EFE matrica. Tai šitos du instrumentus taip pat reikėtų žinoti. Kur IFE tai yra organizacijos vidaus stiprybės, silpnybės, o EFE matrica tai yra organizacijos išorės galimybės ir grėsmės. Ir tokiu būdu gimsta SWOTas, bet nedirbant su pačiu SWOTu, o dirbant su šitomis dviejomis matricomis. Kodėl jas rekomenduoju ir kodėl būtina žinoti, dėl to, kad juose yra ir pagrindimas ne tik argumentų pagalba vienas kitam, įrodant kažkaip tai savo nuomonę strategijoje sesijoje, bet ir duomenimis, tai yra vertinimais pagal koeficientą ir grindimas tų įrašų, sakykime, taip, duomenimis, kad mes išgrinam prioritetus, kuris tas veiksnys yra svarbiausias ir kurie yra mažiau svarbus. Tai, šitas matricas reikėtų žinoti. QSPM matrica įvertinimui strateginių krypčių su vidaus veiksniais ir su išorės veiksniais, tam, kad būtų pačios strateginės kryptis suderintos ir, jos nebūtų bet kokios. Mes galime diskutuoti labai įvairių dalykų, bet vėl viskas, kaip sakau, turėtų būti suderinta ir suvertant vieno iešmo. Labai svarbu, kuriant strateginės kryptis, naudoti skirtingas SWOTo perspektyvas. Tai čia ir atsiranda SWOTo, reiškia, arba SSGG analizės tikroji vertė atsiskleidžia, kada mes ieškom, kaip pasinaudoti organizacijos stiprybėmis, kad pasinaudotumėm išorės galimybėmis. Kaip sumažinti, numalšinti organizacijos silpnybės, tuo pačiu numalšinant ir kažkokias grėsmės išorėje organizacijos. Kaip numalšinti, reiškia, silpnybės, pasinaudojant galimybėmis, arba kaip pasinaudoti stiprybėmis, malšinant grėsmės. Žodžiu, tų variantų arba skirtingų derinių gali būti labai įvairių ir jie veikia kaip informacija mums, kaip pagrindas gryninant tas strateginės kryptis. Tikslų išgryninimui. OKR metodika, kurią privalom žinoti kiekvienas. SMARTas, kurio principus privalom žinoti kiekvienas. CTQ, lygiai taip pat instrumentas, kuris gali padėti mums suskirstyti tikslus į tikslus, uždavinius, rodiklius. Vėlgi yra keletas metodų, kurie gali mums padėti tą padaryti. Ir galiausiai, sakyčiau, subalansuotų veiklos rodiklių sistema, kaip instrumentas taip pat mums yra labai reikalingas, ypatingai nustatant akcininko lūkestį arba keliant tikslus visai organizacijai. Čia yra labai įdomus požiūris iš vadovėlio, kuris sako tokį dalyką. Organizacija negali matuoti tik tai pinigų, finansų
kelti tik finansinių tikslų. Kad norint išlikti konkurencingų rinkoje, mušti su konkurentais, augti, plėstis, mes turim atskirti finansinius tikslus nuo strateginių tikslų. Ir tai reiškia, kad yra finansiniai tikslai, tai gali būti apyvarta, tai gali būti sąnaudos, panašus dalykai. Yra procesus veiklos liečiantis tikslai, tai gali būti ten grandinė procesų, tai gali būti ten netitikčių kažkokie tai dalykai. Yra žmonės ir augimą liečiantis tikslai, tai gali būti rotacija, žmonių pasikeitimas, kaip pavyzdys per kažkokį tai laiką. Tai gali būti darbuotojų pasitenkinimas. Ir yra klientą liečiantis tikslai, tai gali būti kliento pasitenkinimas, taip vadinamas NPS arba rekomendavimo rodiklis, visai eilė šitoje vietoje tikslų. Ir tokiu būdu per subalansuotų veiklos rodiklių sistemą mes, sukūrėme tuos tikslus arba išgryniname tuos tikslus, kurie apriepia ne tik pinigus, bet visą organizaciją ir svarbiausias jos dalis. Tai čia galbūt tie instrumentai, kuriuos mes tiesiog privalom žinoti, privalom naudoti, o tada keičiam juos kitais atsižvelgdami į situaciją. Bet tai išvardinai, tai čia jų ne viena ir ne du. Žinoma. Kaip nepasimest tarp jų, kaip išsigrynint, kaip pasirinkti tuos tinkamus. Yra, kaip jau tu užsiminiai, yra, kuriuos reikia žinoti. Taip, tiesa. Kaip, sakykime, kaip kažkokį kaip konstantą turėtų būti ar ne. Kad nori, nenori, tai turi būti. Beje, šiandien irgi turėjau pokalbį su klientu potencialiu, kur tavo tie instrumentai jiems sakykime, naudojimui labai padėtų ir labai tikiuosi, kad šis klientas tikrai žiūrės ir išgirs savo naudingų įžvalgų, būtent šią laidą. Tai, kaip pasirinkti, sakykime, man pirmą kartą, sakykime, pavadinimai, ar ne? Kaip, aš mėgstu, tai kaip tą padaryti? Mėgstu kelti klausimą. Duosiu kelis patarimus. Galbūt tokius bendrus patarimus, bet tie patarimai, labai svarbus. Ypatingai, kaip sakai, pirmą kartą susidūrus su kažkokiu ten QSPM, IFR, ta pati SSGG analizė, nors atrodo tai populiarūs instrumentai, toli gražu ne visiems jie gali būti žinomi. Tai dabar tie kodiniai pavadinimai, juos reikėtų, susirasti. Internete yra pilna informacijos ir knygose, ir moksliniuose straipsniuose, ir populiariuose straipsniuose, ir mokomuose video, ir tuose netgi platformose yra specialios platformos, kurios kaip tik nagrinėja šitos instrumentus. Tai išties informacijos galima rasti be galo daug. Ir labai rekomenduočiau apie kiekvieną šitą instrumentą, truputėlį pasiskaityti, kad žinotume metodiką, teoriją. Ir kaip po taisyklę, tuose šaltiniuose rašoma ir kas tai per instrumentas, ir kokiu būdu jį taikyti, ir kokiuose sąlygose jį taikyti, kada veikia, kada neveikia, tokios teorinės ir praktinės subtilybės. Tai, išmanyti juos labai svarbu, nes matyt, kad neužtektų mums ir valandos, ir kelių valandų kiekvieną tą instrumentą taip pristatyti, dėl to norėjau bent jau prisiliesti prie tokių esminių detalių. Kitas dalykas, juos reikėtų išbandyti pačiam. Ir dar prieš einant į sesiją, ar su savo skyriumi, ar su savo komanda, su savo grupe, tiesiog į susirinkimus įvesti vieną kitą šitą instrumentą ir išbandyti kartu su žmonėmis, kaip jie veikia. Kodėl? Todėl, kad egzistuoja teorija ir egzistuoja praktinės subtilybės, kurios yra labai svarbios. Ir suprasti, kada veikia, kada neveikia, kokiu būdu, kiek tai užtrunka. Yra vėlgi visa masė dalykų, kurie gali nutikti praktikoje. Tai išbandyti tuos instrumentus pačiam ir suprasti, kaip jie man suveikia, yra labai, labai, labai svarbu. O tada jau galim pasirinkti. Tada tokie, tada tokie, tada tokie. Tada tokie. Tai visgi, tarp teorijos ir praktikos šitas dalykas yra svarbus. Vieną privalau pasakyti momentą, kuris man įdomus. Žinai, girdžiu kartais tokią diskusiją tarp teoretikų ir praktikų. Teoretikai sako, ką ten tie praktikai tuščiais šoviniais šaudo. Sprendžia, priima ten tų sprendimų ir duok Dieve, kada dalis iš jų būtų rezultatyvus, kad pataikytų. Ir praktikai šitoje vietoje sako, ką ten tie teoretikai. Braižo,
teorija, modeliai ir duok dievę, kad jie veiktų praktikoje. Tai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad vat ir atsakant į klausimą, ir kas iš tikrųjų praktikoje veikia, tai kada žinai metodiką, tada sumažini riziką neteisingo sprendimo arba neteisingo kažkokio tai rezultato. Nėra veikimo vieni be kitų. Būtent. Vieni be kitų neišeina veikti. Neišeina kitaip. Ir tai yra svarbu, ir tai yra svarbu labai. Taip. Nes mesgi susidūrėm ir pamenu mūsų atvejais, kai buvo ten kažkas neteisinga, yra neteisingas skaičiavimas, bet tai yra patikrinta metodika veikianti ar ne iš teorinės dalies. Ir, kaip sakoma, nepaneigsi tų dalykų. Bet, ir kaip tu sakai, praktika, teorija. Ir vieni be kitų nesaveikauja. Be vieno nevyksta kitas. Absoliučiai sutinku. Ir tikrai vienas be kito yra, neįmanoma šitoj vietoje. Žinai, aš pati neseniai buvau tokioj situacijai, kaip toks strateginės sesijos, sakykime, kontekste. Ir mums buvo pateiktas metodas, kur toks tarsi mes turėjom intuityviai suprasti, kaip jį taikyti. Ir man pirma mintis, tai palaukit, aš kaip įsigyju bet kokį, sakykime, ar tai produktą, ar tai kažkokią paslaugą, man tai yra pirmiausia turi būti aiškus jos veikimas. Kaip veikia, kur aš jį galiu taikyti, kokiais atvejais galiu, kada jis man neveiks. O šitaip intuityviai, tai tu man dabar pasakyk, ar dalyviams reikalinga pristatyti pačio įrankio, sakykime, naudojimosi, čia gal instrukcija netinka, bet kaip naudotis, kada galima taikyti, kada negalima taikyti. Čia mūsų šiek tiek galbūt daugiau kitos temos apie moderatorių patį, bet čia daugiau tas momentas, kaip tą metodą pateikti, nepateikti, apie jo veikimą. Čia gal toks klausimas. Pajuokausiu šitoj vietoje sakydamas, kad kaip instrumentas yra plaktukas mūsų gyvenime, dažnai naudojamas. Tik tai dabar ar tuo plaktuku kalti vinį, ar kalti kaimynų į kaktą, atsiprašau, jau priklauso nuo kiekvieno mūsų išmanimo, kaip tą plaktuką panaudoti. Nors instrumentas yra vienas ir tas pats. Tik jisai... Aš šitiem atvejam turiu kitą, žinai, kaip sakau, nesvarbu, ar aš turiu vieną plaktuką ar 10 plaktukų. Jeigu aš juo nemoku naudotis, tai man supranti, nesvarbu, kiek aš jų turiu, kaip ir tų metodų. Ir ką, kad aš jų turiu užsirašiusi daug, bet aš jais nemoku naudotis. Tai čia klausimas. Dėl to ir, paminėjau prieš tai, kad visus juos reikia išbandyti, nes egzistuoja praktinės subtilybės ir, jais naudotis ir išmokstam praktikoje. Tai šitai vietoj, absoliučiai su tavim sutinku, pats metodas savaime, jisai neveikia, jo reikia naudotis. Kas svarbu šitoj vietoj? Moderatorius nėra tiek jau svarbus asmuo strateginėje sesijoje. Svarbiausi yra sesijos dalyviai. Dėl to, kad strateginės sesijos tikslas yra iš skirtingą patirtį ir žinias turinčių specialistų patirties, galvų, ištraukti tas vertingiausias idėjas ir jas paversti objektyvę formą. Prieiti prie sprendimo, užrašyti, išdiskutuoti, išgryninti. Ir šitoje vietoje dalyviai ir yra tie žmonės, kurie turėtų žinoti, kaip tą instrumentą naudotis. Tai ką bandau pasakyti? Bandau pasakyti, kad profesionalus moderatorius, ar bent jau, sakykime, taip geras moderatorius, privalo mokėti ne tik išmanyti pačius instrumentus, mokėti jais naudotis, bet mokėti perteikti jų naudojimą auditorijai. Ir tas gali turėti labai skirtingas formas. Mes galim visą instrukciją pristatyti, kaip sakai, mes galim labai pažingsniui po truputėlį atlikti praktinės užduotis ir tokiu būdu didesnį metodą naudoti, kada auditorija puikiai suvokia, kokia yra jos užduotis su vienu ar kitu instrumentu. Be galo svarbu. Ir vėlgi, sakysiu, kad moderatorius nėra pats svarbiausias, auditorija yra pats svarbiausias dalykas auditorijoje ir auditorijai perteikti, pristatyti tuos metus yra be galo svarbu. Tu į strateginės sesijas vežiesi labai daug tokio rekvizito, sakykime, karpinių, įvairių lapų, lentelių.
tą patį Lego atsiveži. Taip. Ir į kurį labai reaguoja įvairiai suaugę žmonės, pamatę Lego kaladėlės iš tiesų, bet kai pamato po to įvykusį rezultatą, aha, tada jau pasikeičia nuomonė. Ir mano klausimas, sakykime, ar galima numatyti metodus, įrankius, važiuojant į strateginę sesiją, visus juos. Ar su savimi reikia turėti papildomai apgalvoti keletą žingsnių kaip strategui, ar ne? Jau irgi kaip strateginės sesijos moderatoriai, keli žingsnius į priekį, nes bet kokiu atveju veda auditorija. Auditorija svarbiausia. Tai vat, atsakyk man, prašau, dar į vat ir šitą klausimą, kaip vat šitoj situacijoje. Labai įdomus klausimas. Planuoti, strateguoti prieš strateginę sesiją, planuojant. Be galo svarbu ir tai yra labai labai svarbus uždavinys, kur, sakyčiau, moderatorius yra pats svarbiausias asmuo. Tai va čia iš ties tas reikšmingumas yra moderatoriaus didelis. Tačiau atvykus į sesiją visada neteisinga sakyti, dažniausiai, taip sakyčiau, įvyksta gyvenimas ir, matosi, kad greičiau judame, dalyviams pavyksta greičiau sutarti, o gal kaip tik kažkurioje vietoje stringame. Čia vietoje, pačioje strateginėje sesijoje gali vykti masę dalykų, kurių mes nenumatysim prieš sesiją. Tai kalbant apie instrumentus, jų planavimą, mes planuojam instrumentus ir juos labai svarbu suplanuoti sesijai su viena sąlyga, kad tenais įvyks kažkiek tai ir nenuplanuotų dalykų. Tai reiškia, kad kažkiek tų instrumentų aš turiu vežtis kartu su savimi ir vietoje, vertindama situaciją, keisti tuos metodus, atsižvelgdamas į tai, kaip mums pavyksta pasiekti rezultatų. Jo, mes turim tokių pavyzdžių, keitimų tokių, vat čia ir dabar reikia keisti, nes uždiktuoja dalyviai visiškai kitą kryptį paima ir atsiskleidžia kitaip ir viskas Ir to nenumatysi, apie tai nežinosi, to nesuplanuosi, visada bus tų dalykų ir, svarbu ne tik išmanyti, ne tik pasiruošti, bet ir dar turėti pakankamai laisvės arba lankstumo vietoje keisti tuos instrumentus, jeigu yra reikalas. Tai žodžiu, reikia vežtis tikrai daug, reikia ruoštis daug, jeigu norim to tokio produktyvaus laiko. Žinoma, be abejonės. Tai šiam kartui, šiai temai ir viskas, kolega. Tai ačiū tau už pokalbį šiandien. Ačiū tau. Ir mes sekantį kartą kalbėsime, tai kaip moderuoti strateginę sesiją ir ką turi mokėti, gebėti moderatorius. Tai linkiu visiems strateginės drausmės ir iki kitų kartų. Ačiū labai.